Norėdami sudėti du vektorius, turime prie pirmojo vektorio pabaigos pridėti antrojo vektoriaus pradžią. Taip gautas trečias vektorius, einantis nuo pirmojo vektorio pradžios iki antrojo vektorio pabaigos, yra vektorius, kuris simbolizuoja šių pirmų dviejų vektorių sudėtį. Šiuo atveju vektorius S yra gautas sudėjus vektorių A ir vektorių B. Bet kas nutiks, jei prie vektoriaus A ir B norėsime pridėti vektorių C? Vektorių C brėžiame ne bet kur, o kad vektoriaus C pradžia sutaptų su vektoriaus B pabaiga. Taigi, gauname 3 vektorius, kur vektoriaus A pabaiga remiasi į vektoriaus B pradžią, vektoriaus B pabaiga remiasi į vektoriaus C pradžią. Nubrėžę dar vieną vektorių iš pirmojo vektoriaus pradžios į paskutiniojo vektoriaus pabaigą ir gausime naują vektorių, kuris simbolizuoja vektorių A, B ir C sumą.